Ir aš norėčiau jūsų dabar paprašyti pakomentuoti labai konkretų atvejį. Lašišos dienoraštis. Ar teko matyti? Teko girdėti. Ir yra toksai fondas skirtas Baltijos jūros išsaugojimui. Jisai Lašišos dienoraščiui paskyrė 149 000 eurų. Ir pats fondas yra finansuojamas iš Nord Stream, kitaip tariant, iš Gazpromo, ar ne? Kas tai? Minkštoji Rusijos galia, čia tipinis pavyzdys? Apie šitus būdus mes kalbam nekinetinių operacijų mokymų metu. Tai vėl grįšiu prie to paties, kad tai turbūt, jeigu paanalizavus, tai nėra vienintelis atvejis, kur fondas gauna iš tokio fondo arba šainas iš tokio fondo pinigus. Visi galvoja, kad atkasus tokį mokėjimą arba įsisavinimą tokio fondo pinigų yra iš karto viskas labai aišku, bet gali būti ir šainas gauti iš vokiškų fondų, pavyzdžiui, pinigų, ar ne? Ir tai gali būti tie patys rusiški pinigai. Ir žmonės, dalyvaudami tokiam procese, jie iš esmės gali sakyti, kad, o kas čia tokio? Ten viskas gerai. Tai Rusija nėra kvaila, jinai dalina savo aplinkosaugos, nes kai tiesi dujotiekį, turi dalinti aplinkosaugos tokius pinigus ir su kažko kovoti. Tai kiek aš žinau tos informacijos būtent apie šitą iniciatyvą, tai irgi nueita per širdis. Yra žmonės, kai kurie pasirašė po šitą iniciatyvą, kurie net niekada nežvejoja mariuose arba neturi, bet tiesiog jiem gaila kažko ir nesigilina. Jo, bet tai yra atviras baseinas, čia galima diskutuoti iki begalybės, bet vienareikšmiškai sakyčiau, kad visi, kurie prisideda prie iniciatyvų, ar ne, ir negalvodami, kad tai bloga iniciatyva. Visos iniciatyvos yra geros, bet prisidedant, dedant parašą, einant į mitingus, dalyvaujant tos akcijos visam veiksme, pirmiausia įsiaiškint finansinius šaltinius. Aš įsiaiškinęs, kad bet kokie Rusijos pinigai yra tam šaltinį, aš iš karto klausčiau, koks galutinis tikslas. Ar ne, kad mes nueisim, padarysim, uždrausim, kažką padėliosim. Aš iš esmės esu prieš draudimus, aš esu už reguliavimą ir blaivų saugumą, ten priežiūrą, už stiprią aplinkosaugą, nes uždrausdami kažką, atimdami, mes patys savo rankom naikinam aplinkosaugą, o paskui iš jos reikalaujam kažko labai daug. Tai man, kur rusiški pinigai, man yra nešvaru, nes aš žinau, kokiais metodais veikia Rusija. Ir jinai šiaip savo nedalina į kairę į dešinę, nenorėdama kažko paveikti. Tai lygiai tą patį Kinija daro. Tai tų fondų yra pilna, yra kas prieš kailius kovoja, tušti narvai yra ten, sakau, tas miškininkai turbūt gal geriau žino, Baltijos vilkas ar kažkas. Yra tokia organizacija. Jo, tai mes visus jos aptarinėjom, nes man yra keletas saugiklių, kurie sukelia visą laiką klausimus. Nepatikimumą, aš nekvestionuoju veiklos, ten kažkokios idėjų, dar kažkas, bet man klausimas visą laiką, nes jeigu tu įkuri viešą įstaigą, tu kovoji už teisybę ir tiesą, ne? Tai jeigu žmonės ten mokasi algas, nuomoja brangius ofisus, jeigu išsiaiškini, kad per to fondo veiklą į Seimą atėjo kažkoks politikas, Seimo narys tapo, ar ne, kažkas tai. Tai čia visur man yra saugikliai, kuriuos uždegu ir tada reikia aiškinti. Ar tai nebuvo sisteminga, ar tai nėra, ar tas Seimo narys nuėjęs nuo vienokio ar kitokio judėjimo nebalsuoja paskui prieš kažkokį, pavyzdžiui, valstybės energetinį saugumą, ar ne? Kaip pavyzdys. Aš manau, kad čia gali būti sąsajų. Kad ateina žmogus, kuris atėjęs dėl to, kad atstovauja ten gyvūnų arba gamtos kažkokias teisės ir tada jau jisai... Labai paprasta, nes čia yra paslėpta rinkiminė kampanija, jeigu taip. Atsimenu, visai neseniai Nausėda sudalyvavo podcast'e kitokį pasikalbėjimą, ar ne? Ir VRK pripažino, kad tai buvo rinkiminės, kaip ten,
Nu, žodžiu, tas įstatymas. Taip. Tai jeigu Seimo narys save pozicionuoja su kažkokiu judėjimu ir tada ateina į Seimą, tai visas tas laikas ir visi tie finansai, ar ne, nes finansai žmonės nesupranta, kad finansai reikalingi viskam, nes tu darbo metu turi būti darbė, o ne važinėti kažkur tai į akcijas. Tada važinėti, kuras, susitikti, patalpos, nu visur yra pinigai. Tai reiškia, kad kiekviena ta dalelė prisidėjo prie to, kad tas žmogus taptų leidžiamosios valdžios atstovų. Ir tada reikia žiūrėti, ką jis daro. Ką jisai iš vidaus įstatymais naikina, arba blokuoja, arba stabdo. Tai čia vat jau yra, ką aš kalbėjau prieš tai, kad tendencija yra veikti per politikus, rasti asmenybės, kurie tą darytų ir didintų poveikį. Ir čia būtų jau labai sunku kovoti, nes prieš 5 koloną tu gali kovoti, o prieš išrinktą savo valdžią jau veikia aparatas, jau veikia viskas. Jau ir žmogus viduje ir to nebeužkardys. Bet tai lieka VSD? Lieka VSD, bet žinant pačių mūsų baimės ir reagavimą, tai VSD, manau, nėra tokio pajėgumo, kad įsigilint į kiekvieną momentą be kažkokio tai jau be raudonos lemputės. Tai čia yra pajėgumo klausimas. Bet be abejo, kad valstybė turi tų aparatų, bet aš vis laiką už tai, kad pačiam tam daigelėje reikia stebėti, įsiugdyti 20% paranoją, įsiugdyti savyje ir neatsidurti, nes kiekvienai organizacijai reikia ko? Reikia pinigų ir reikia masės žmonių. Nu, tik tais taip veikia. Tai reikia kuo labiau sudirginti širdį, iškelt, kad čia yra labai blogai arba labai blogas dalykas, sukviesti žmonės, taip, ir tada pasiekti tikslą. Tai aš tik tai sakau, kad tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, ateina ir už kažkokią idėją, tai gink dievė nėra blogi žmonės, nes jie atėjo su širdim. Bet tada kur nuves jų protas? Tai va, čia kitas klausimas. Čia ne. O kodėl tuomet apskritai Tušti narvai tokia organizacija, kuri nuolatos talpina kankinamų gyvūnų nuotraukas, kurie tarsi kviečia mus užjausti gyvūnus, mūsų ten mažuosius brolius ir taip toliau. Kodėlgi pakliuvo į Šiaulių akiratį? Labai paprastai, man užkliuvo labai senai, kaip jie turbūt tik tai įsikūrė, nes aš gyvenau šalia didelio lapyno, jeigu taip galima įsireikšti, fermos. Ir ten augau ir visą laiką mačiau, kaip vyksta. Ir kai atsirado Tuščių narvų informacija vieša, aš pažiūrėjau ir galvoju, bet čia taip nėra, bet galbūt kažkur Lietuvoje kažkokiam gal taip ir yra. Tai aš pradėjau domėtis, kažkada su jais pačioj pradžioj bendravau ir mano klausimai jau tada buvo tie patys, kas yra finansų šaltiniai pagrindiniai, kas sukūrė, kodėl sukūrė, koks čia tikslas ir taip toliau ir panašiai. Tai ir kvietėm atvažiuoti pasižiūrėti, bendruomenė ir visi, ir tas nevyko, bet būdavo kažkokios filmuojamos akcijos, kad neva tai ten slapta per tvorą įlenda, pamato ten tos gyvūnėlius, pusę gyvūnėlių supuvę, dar ten su elektra purtų. Grįžtam prie šito dalyko, prie širdies. Tai tas veikia, aš tą suprantu labai puikiai, kad galima kažkokią prevenciją griežtinti, ten dar kažkas, bet pagrindinis tikslas manęs neįtikino, kad iš vis uždraus tik dėl to, kad iš esmės tokių dalykų neliktų, nes pasaulyje taip neturi būti. Ar ne? Ir aš pats esu buvęs ir Kinijoje, ir kitose rytų valstybėse, ir nemažai šalių aplankęs, ir aš tada susirinkę tiesiog tokias patirtis ir galvoju, palaukit, tai jeigu mes Lietuvoje uždraudžiam, tai mes Lietuvoje uždraudžiam ar kovojam, kad visam pasauliu uždraustų? Negirdėjau, kad Kinijoje kovotų prieš žvėrelių uždraudimą, pavyzdžiui. Tai va. Ir tada galvoju, taip, o kam čia reikalinga? Suprantu, tokie išlenda. Kas yra naudos gavėjai? Kas yra naudos gavėjas pagrindinis. Ir tada tiesiog pasigūglinė arba pasirenki informacijos ir pamatai, kad ta pati Kinija yra didžiausia naudos gavėja. Ir kad vėl grįžtam prie to paties, kad fondas turi gauti pinigų ir žmonių kiekį, tai reikia širdies.
reikia širdį paliesti. Ir tada pasigūglini dar labiau ir žiūri, kad žmonės mokasi algas, nuomoja ofisus, tarsi normali kompanija veikia. Na taip, jie uždirba 250 000 eurų per metus. Tai va. Jau visai nebloga viešųjų ryšių agentūra gaunasi. Tai va. Ir pasiekė tos pačius Seimo narius, žiniasklaida turi srauto daug, tarsi viskas veikia, širdį užgauna, kažkam protą paliečia kitaip, bet rezultatas yra labai toks turbūt paprastas, kas prie žemės ūkio labiau, tai yra naikinama viena ūkio šaka. Ilgainiui galbūt bus ir kita, nes dabar jau žada, kad žuvis reikėtų uždrausti auginti, nes tose žuvų auginimo ūkiuose ten kenčia žuvis ir panašiai, ir kad neturėtų būti. Tai čia yra resursų naikinimas ir prekyba ir galios svertai. O. Ir viskas labai paprasta. Jeigu taip žmonės suprastų, kas vyksta, tai suprastų, kad savo namuose yra žymiai geriau daugiau gaminti ir parduoti, negu negaminti ir pirkti. Tai čia, tokia klasika turbūt, jeigu kažkas nors supranta. Tai Kinija, Rusija ar ne kitos tokios plėšrios valstybės, jos labai puikiai tą supranta. Labai daug investuoja į lobizmą, labai daug investuoja į mažas organizacijas, kurios ne tai, kad pačios sugalvo, bet kurias galima paveikti nejaučiant, kad jos kovotų prieš tam tikrus dalykus, integruoti tam tikrus politikus į vidaus politiką. Kas nesupranta, ką kalbu, perskaito vėl tą knygą, kur sakiau. Karo menas. Ir supras labai gerai, kaip viskas šitas į rutuliuką susiveda. Tada Rusija pardavinėja energetiką, naftą, dujas, elektrą ir visą kitą. Kinija maistą, technologiją, ten, nežinau, odą, nes mes uždrauksim kailiukus, bet visi taip pat vaikščios su apyrankėm, kailiukų detalėm ir taip toliau. Taip, niekas nepasikeis. Tik tai pirksim, bet nebegaminsim. Taip, vietoj to, kad mes eksportuotumėme kailį, mes tiesiog importuosime iš Kinijos kažką kitą ir mūsų prekybos balansas tiesiog nusvirs ne mūsų naudai.